Labas rytas. Labas rytas. Tai atsikėlėm papusryčiavom, dabar galvojam, kur važiuoti. Tai nusprendėm kaip ir važiuoti, kur jau? Į Hagos paplūdimį pasivaikščiot. Jo. Ir toliau šiandienos tikslas yra pasiekti Briugę, Belgijoje. Red light camera reported ahead. Čia atvažiavom į parkingą prie Hagos paplūdimio, tai atrodo kaip kalėjime. Kažkoks neaiškus skystis. Kur čia dabar mums reikia eiti? Į viršų turbūt. Atėjom į tos prieplaukos galą, kur rodėm pradžiai. Čia šiaip gan niūru, kai nėra žmonių daug. Darbo dieną, dar toks oras ne pats geriausias, tai vieni beveik čia vaikščiojom. Tik labai liūdna, iš tikrųjų pasidaro. Lyg ir gražu, bet liūdna. Jo, trūksta žmonių gal kažkiek ir būtų smagiau. Na ir saulės, aišku. Tuščia visiškai. Paliekam jau Hagą ir važiuojam link Briugės. Jau Belgijoje mes. Apversti ženklai kažkokie čia pasitinkamus. In 500 meters, stay to the right to Stay to the right. Atvykom į Briugę, esam centriniai stoty, pasiliksim čia automobilį. Pasiėmėm 2 naktim viešbutį. Tai vat, stipriai lyja lietus, galvom čia palauksim, kol gal biškį nurims, eisim, pasimsim daiktus ir eisim pėsti, turbūt iki viešbučio yra apie kilometrus. Nes miesto centre gan brangus parkavimas, tai čia šiek tiek toliau reikia statytis. Susikrovėm daiktus į 2 kuprinės ir paliekam mašiniuką, o patys einam link savo viešbučio. Atėjom prie savo viešbučio, o šitos durys turėtų būti, kad gyvensim senamiestį, tokiam
namukė. Tai mūsų kambariukas. Tai toks jaukus visai. Savininkas irgi toks fainas žmogelis. Visai neblogas vaizdas, iš tikrųjų čia pas mūsų. Čia vaizdas, tai va toksai, senamiestį. Retai kada tokį gaunam. Dar turim poilsio erdvę. O čia va jo, tokia palėpė poilsio erdvė. Galima užkopti. Tai vat, čia gersim arbatytę, kavytę. A ne? Fainas. Paruoštą turim ir vaflį kartą. Jo, čia pridėta vaflių, ten ant lovo saldainių buvo. Visai. Kalėdom dar pasipuošęs. Čia Merry Christmas yra. Pailsėjom šiek tiek kambarį. Dabar einam apžiūrėti miestą dar kartą. Kažką gal savaitgalį, ką nusipirkti. Jo. Kaip dar lygiai. Šiandien nelepina oras, tai visas pramogas pasiliksim rytoj. Tai šiandien tiesiog toks žvalgybą atliksim. Čia labai daug suvenyrinio visokio alaus yra, belgiško. Ir aišku, belgiškas šokoladas. Čia visur pilna parduotuvėlė. Čia dabar Velykos neužilgo, tai daug turi visokių teminių šokoladų. Čia irgi taip neblogai atrodo, viskas skaniai. Čia toks įdomesnis šokoladas jau, ne visiems. Čia šokoladiniai įrankiai. Atrodo tai kaip tikri. Atėjom iki centrinės Briugės aikštės, nustojo lyt, pagerėjo šitiek oras. Aišku, nelabai nusisekė, kad čia pasirodo parduotuvės iki 6 valandos pagrindė dirba, tai nieko nenusipirksim turbūt. Čia taip atrodo ta aikštė. Grįžom po pasivaikščiojimo mieste, tai kaip ir minėjom, nieko nenusipirkom, nes didžioji dalis parduotuvių dirba iki 6 valandos, tai tiesiog pasivaikščiojom po naktinį miestą, pasižiūrėjom restoranus, kur gal norėtume rytoj aplankyti. Ir tiek, tai va turim tokius 2 tikslus įsikėlę rytdienai, ką tikrai jau norim padaryti, tai paragauti belgiškų vaflių ir atsigerti belgiško alaus kokio nors barelį. Tai va, ir dar žiūrėsim kažkokią gal ar ekskursiją, ar objektą, jo muziejų kažkokį aplankyti. Tai tiek būtų iš mūsų šiandien. Iki. Iki, labą.
Labas rytas. Labas rytas. Einam pusryčiauti. Tokie va pusryčiai. Esam realiai vieninteliai. Skanaus. Čia tokioj virtuvėlį sėdim, galim sakyti. Paliko šeimininkas dabar. Tai iš viso vieni dviese. Pavalgiam, papusryčiavom. Tai dabar apsirengiam, einam į miestą. Pasižvalgyti šiandien jau nelyja. Jau smagiau. Čia per tokį tiltelį takas. Nusprendėm pasiimti turą su valtele aplink miestą. Viešbučio administratorius rekomendavo, kad tiem, kas pirmą kartą Briugėj, kad prasiplaukti. Tai dabar ieškom, kur nusipirkti bilieto ir plauksim. Radom valtelę, 15 eurų vienam žmogui, tai laukiam, kol plauksim. Smagu. Naar de volgende van links en dan kunnen we après le pause votre bouche dans plusieurs salons de tout prix. C'est une mode. C'est tout ça. On the other side is also the street market. That's probably the guy could be the business of footprints, as well as the moderate into Barcelona, and a book. Ook drukker op straat dan gisteren. Hè? Lekker in de tuin en de broek. En voor ons de Sint-Salvatorskathedraal. De tempel zijn mooie middeleeuwse grotten. Na ką, baigiam turą. Tai kaip tau jau įspūdžiai? Įspūdžiai tai faini. Labai gražus miestas, viduramžio architektūra. Jo. Tam pasakojo, bet nieko neišėjo girdėti. Per didelis triukšmas. Bet, vaizdų pamatėm, tai įspūdinga. Koks miestelis. Čia taip įdomiai, kai kurių pastatų tokie mediniai fasadai dar išlikę. Užtaikėm į turgų šiandien. Čia ta pagrindinė aikštė, kur vakar rodėm. Tai dabar vat yra pilna pristatyta furgonėlė. Toks turgus va.
ką pasiėmėm vaflių, šiek tiek užvalgysim. Paragausim belgiškų vaflių su šokoladu. Čia atėjome tokią suvenyrinę, tokią vyno atidarytuvai. Belgiški. Na tai pavalgėm vaflių. Kaip jau įspūdis? Labai skanu buvo, bet labai daug saldumo, labai daug šokolado buvo pridėta, bet šiaip skanu. Šiaip skaniai. Kavos galėjo daugiau pilti, bet šiaip viskas labai neblogai. Rekomenduoju. Išbandyti reikia. Grįžom į viešbutį, pavalgę vaflių. Pietausim dabar šiek tiek rimčiau. Turim dar paskutinius konservus iš Lietuvos atsivežę. Pabaigsim su arbata ir duona. Skanaus vėl. Skanaus. Šiek tiek pailsėjom, dabar einam į miestą dar kažką pažiūrėti. Ar paveikti, pažiūrėsim, kas gas. Turim nusimatę, kad norėtume nueiti į šokolado muziejų arba užkopti į Belforto bokšto varpinę, turbūt skirtus sąrašus. Tai žiūrėsim, kas arčiau, kas dirbs. Nusprendėm lipti į Belforto bokštą. 366 laipteliai laukia. Tarpinė stotelė. 112 laiptelių įveikta. Čia tas bokštas yra kaip ir varpinė, tai galima pasiklausyti varpų visokių melodijų. Čia bokšto laikrodžio mechanizmas. Užlipom. Toks vaizdelis. Tai užlipom į bokšto viršūnę, 330 ar 40 laiptelių. Kaip jau įspūdžiai tau? Ne, šiaip nebuvo labai sunku. Na, visai nepasijaučiu. Super turkėliam tokiam buvo. Bet smagiai. Laiptai tokie smagus, mediniai. Per panoramą gaila, kad tas tinklas yra tikras. Tai čia smagu. Su laiveliu šiandien pradėjom plaukti va ten iš šitos vat pozicijos. Tai dabar esam ant bokšto. Keli trumpai dar faktai apie patį bokštą. Bokštas yra 800 metų senumo amžiaus, aukštis yra 83 metrai, o įkopti šitą grožį kainavo 15 eurų žmogui. Nemažai. Nulipimas tai toks jau komplikuotas.
Nulipom nuo Varpinės jau. Kaip šiek tiek sudėtinga buvo, bet nieko. pasisekė, kad nebuvo didelių minių. Mums iš tikrųjų nereikėjo daug prasilenkinėti, tai nulipom gan sėkmingai. Dar nusipirkom dėlionę. Suvenyrų parduotuvę ir turėsim ką veikti grįžti. Jo. Suvenyrą savo. Tai va, dabar galvojom ieškoti dar vieno belgiško patiekalo, tai bulvyčių fry. Pamėginti pavalgyti. Gediminas bulvytes užsakinėja, aš užėmiau vietą bulvyčių valgymui. O tokia vat. Ateina Gediminas jau su bulvytėm. Tai va, kaip minėjom, pasiėmėm belgiškų bulvyčių. Pavalgysim. Tai realiai priešais tą, kur lipom. Tai va, taip apsidovanojam save. Labas rytas. Labas rytas. Tai vakar nieko ir nebepafilmavom po bulvyčių, bet nieko ir nelabai ir nuveikėm. Realiai grįžom į viešbutį ilsėtis, nes buvom gan pavargę po visos dienos ant kojų. Tai vat, šiandien keliausim į Prancūziją. Tikslas yra pasiekti Paryžių, o dabar einam pusryčiauti. Skanaus. Ne. Centrinė Briugės stotis. Jau Prancūzijoje. Saulė šviečia, faina. Pavasaris dabar tikras. Čia mūsų kambariukas jau Prancūzijoje. Ką tik atvyko. Toks paprastesnis. Už lango toks vaizdas. Taip pat atvykom į Paryžių, Paryžiaus priemiestį. Pasiėmėm tokį visai neblogą kambariuką. Šiandien turbūt jau nieko nebeveiksim, paskiriam dieną tokią labiau poilsiui ir keliavimai, kad pailsėt, kad rytoj turėtume energijos apžiūrėti miestą. Jo, važiuosim su traukiniu, rytoj planuojam. Jo. Čia dar toks momentas yra, kad su automobiliu nelabai galima važiuoti darbo dienomis į Paryžiaus centrą, tai teks važiuoti su traukiniu. Tai va, tokia mūsų vakarienė. Nu, jie varagauk. Jeigu sudėtum vis vienos, nieko blogo neatsitėtų. Tai jau žodžiu, kad perėti dronus sparnus, tiesiog ir būt. Skaniai? Sparna. Ir būt. Kokios tavo pomidorus? Tai porą, čia kur neprioridyta. Ne, aš turėjau pomidorų. Mes dabar. Vis dėlto išėjom šiek tiek pasivaikščioti aplink apylinkės.
Labai šilta iš tikrųjų šiandien. Turėjom 20 laipsnių šilumos dieną, dabar apie 16. Tai sugalvom, kad vis dėlto norim išeiti pasivaikščioti. Mūsų rajonas vadinasi va šitaip. Net nebandysim ištarti. Čia mes gyvenam turbūt 10 km nuo centro, bet Eifelio bokštas matosi. Čia Prancūzijoje jau ir kiaulpienės pradėjo žydėti. Tai rimtesnis pavasaris čia. Tokia suklijuota visa mašina. Bet visai suprantama, žiūrint į Paryžiaus eismą, tai dažnai turbūt turi įvykį.